pokalbis vyksta dėka režisieriaus Romo Zabarausko, kuris tik paleido jau pagaliau filmo Aktyvistas, kuriame tu vaidini. Tu trumpai papasakok pirmiausiai apie ką yra filmas, koks tas filmo premisas. Kaip, filmas, ten daug visko. Sakykim, branduoliukas, ties ko viskas yra vystama, tai yra detektyvas. Jaunuolis netenka mylimo žmogaus ir leidžiasi į žudiko paieškas, gana painias paieškas. Bet čia yra tik tai, sakykime, tas pagrindinis taškas. Aplinkui tenai yra ir dramos, ir draugystės, ir išdavystės, ir meilės, ir savęs atradimas, vertybių supratimas, keitimas. Daug visko iš tiesų. Ir tikrai žmonės nenuobodžiaus, sakykime tai. Koks tavo personažas tame filme? Kokia tai? Mano Laima. Ji yra buvusi aktyvistė. Iš Klaipėdos beje. Romas visą laiką sako režisierius, kad jinai yra blogietė, bet aš nesutinku. Niekad nesutinku. Kaip? Aš ją suprantu. Visiškai suprantu. Ir tiesą pasakius, net nežinau, gal tam tikrose aplinkybėse aš netgi gal blogiau pasielgčiau negu jinai. Aš nežinau. Gerai, jos poelgiai filmo kontekste, sakykime, gal ir neatrodo gerai, bet kai įsigilini į jos patirtį, manau, kad, tikrai, aš irgi taip elgčiau. Aktyvistas, kada mes filmuojam rugsėjo 20 dieną, tai šį trečiadienį galima į Arlekiną ateiti, susitikti su Romu ir Tekle, kartu peržiūrėti filmą. Daugiau, kada ar jau yra Aktyvistas visuose kino teatruose rodomas? Visuose kino teatruose visoje Lietuvoje dabar rodomas. Tai visa informacija yra mūsų Facebook paskyroje. Ten ir seansai, ir bilietai. Viskas vienoje vietoje. Tai tiesiog pasižiūrėkit, kur jums patogiau. Būtinai pasižiūrėkit.